sveikatėlė kils į viršų, sukomplektuoti maždaug komplektėliai daugmaž panašus, bet vaistažodžiai skiriasi, bet nauda eis ir iš to komplekto visam organizmo eina nauda. Pirmas komplektukas sukomplektuotas vaikam, jie eina liūto kartis, greit prasibėgsiu pro produktus, tiesiog prasibėgsiu ir trumpai pasakysiu, kas ką reiškia. Liūto kartis, jisai yra skirtas vaikams greitinti vaikų elektroniką galvoje. Visos mintys greičiau vaikšto, tiesiog atsigauna minčių procesas, visas atmintis gerėja, koncentracija. Vaikui nuo mitybos labai blogėja ant smegenų visi procesai. Vaikai stipriai užsiteršia kaip suaugę, žinokit. Kai kurie vaikai net jau serga pensinikų lėtinėm lygom, taip kad žiūrėkit, vaikai labai užsiteršia per mitybą. Katastrofiškas maistas ir vaikams stringa galvelį. Toliau, bitkrės liepelynas, ciberžolė, gvazdikėlis, užaštrintas pipirų. Šiaip šitas vaistažolės reiktų vartoti nuo kokia 8 metų vaikam. Nes jos biškai yra aitresnės tokios, bet kada jos komplekte, jos švelniai veikia, kada visų po biškį įdėta, eina skrandžio ir žarnyno gydymas. Gydymas toro žarnos, hemorojų gydo, rūgštingumus visus sutvarko, kam refliuksai kokie tvarko, čia ne tik vaikam tinka. Taip. Toliau einam voveraitė. Voveraitę galima vartoti jos saugios dozės nuo 2 gramų iki 307 gramų ir vaikam. Ir neščiom net galima duoti voveraitę. Chinamatoza net šluoja parazitų cistų kiaušinėlius. Nepalieka jaunimo net. Įsivaizduoja, dar stipriau už žoleles valgo grybai. Grybai tikri mokytojai, gydytojai ir šitas prieš parazitinis. Net šiltų kraštų parazitų žudo. Neaiškius net parazitus, net kurių nėra Lietuvoje parazitų žudo. Voveraitė už tai nekirmyja niekad. Už tai ta medžiaga priverčia žūti parazitus, mums gerėja sveikata. Oda, plaukai iškart gerėja, skrandis, žarnynas, imunitetas. Taip, toliau, ivančiajus. Ivančiajų patariu gerti tik susirgus. Susirgam, padarom prie temperatūrų, prie klėdesių, normalizuoja ir nervinę sistemą. Čia ne kasdieninis daiktas, vaikui susirgus. Nuo 6-8 metų galima duoti va šitos arbatėlės ir patys gydytis gali šitą arbatėlę. Toliau stipresnis jau komplektukas eina suaugusiems. Eina pušies konkorėžis, kuris eina dirbti už mūsų plaučius, tiesiog plautis valos, imunitetas kyla, degunės ir oro pasisavinimas, skrandis, žarnynas veiksta, peršalimo labai gerai. Toliau bitkrės liepelynas, ciberžolė, šitą ką tik minėjau, skrandis, žarnynas, storą žarną tiesiog gydys, visas žaizdas, opas. Toliau mūmijų šiluitas, gerai gyvina kraujagyslę, širdį, labai gerai kaulą regeneruoja. Kaulas tiesiog atsistatinėja savo struktūroje, kaulas kaulėja, didėja, kremzlės tvirtėja. Kaulas auga per 10 dienų, sulūžęs kaulas auga per 10 dienų, kur turi augti 1,5 mėnesio. Tiesiog, kam reikia kaulinės kokios pagalbos, pas ką griautis blogas, vartoja mūmijų kaulas, tiesiog sukaulės, sustiprės. Per mėnesį, ne ilgiau 1,5 mėnesio vartojam, labai stiprus daiktas. Toliau labai stiprus ir labai geras, vienas iš geriausių ekstraktų, kurį girsiu visą laiką. Tai ekstraktai žmonės, didelė jėga vaistingumo, poniabudė ir liūto kartis, poniabudė duos miško energiją, gyvybinę jum energiją, o liūto kartukas gyvins smegenis. Tiesiog puikiai jausitės, poniabudė prieš onkologinį, jinai gerą energiją duoda, jinai prostatas atstato moterim gimdas, sekso grybas, tiesiog gyvastis jumise, kraujagyslės pulsuoja, širdis atsigauna. Kito paskutinio rinkinuko ir turbūt pačio stipriausio, nes yra jame 2 ekstraktai. Jei kartu visus vaistus vartot, super bus stipru. Patarčiau net vieną ekstraktą suvartot, po to galima eiti prie kito po mėnesio 1,5. Tai va, turim gilių kavutė, ąžuolų gilių kavutė, senoviniais receptais padarytas skanėstas, šokolado kavos ir riešuto skonis. Nepiknaudžiaukit, šitą kavutė labai stipri ir labai vaistinga, tai ją reikia švelniai gerti, labai skanaus skonio. Jinai reaguoja į visas funkcijas, kepenis gerai valo, limfinę sistemą. Nervinę sistemą tvarko, išvarinėja akmenis. Jinai daro švarą, giliai įsiveržia į mus, žinokit, gilės kava labai daug funkcijų atlieka. Liūto kartis plus čiaga. Jau pasakau, kad liūto kartis gyvina smegenis, o čiaga eis valyti vidinius organus. Pas čiaga turi tokį ypatumą, pas ją 0 toksinų ir jinai visus toksinus sutraukia į save. Ir gaunasi valymosi procesas. Pas ją 0 toksinų, jos per daug net nebūna. Ir kepenys stipriai valos, ir kraujagyslės, ir širdis atsigaudinėja. Čiaga jinai lėtai, bet stabiliai veikia. Šitas rinkinukas kuom nuostabus, kad susitiko 2 broliai ant to pačio medžio augantis. Tai galima rasti liūto kartį ant beržo
ir beržo grybas čiaga. Ir šitie du grybai, kaip brolis ir sesė, jie vienas kitą papildo. Liūto kartukas greitins smegenis, o čiagant eis antioksidacinį stresą daryti. Neduos sužeist smegenų, apsaugą duos. Eina beržo žievės degutas. Čia yra daugiau medžių stichija. Matot, įeina ir ąžuolas, ir beržai. Beržo degutas be galo stiprus. Vienas iš stipriausių mūsų vaistažolių, nes turi daugiausiai gydančių junginių. Onkologija, kur gydo net 5-6 junginiai yra. Tiesiog šluoja onkologija, beržo degutas. Ir jei beržo degutą vartot su poniabudė, tai yra liuks prieš onkologiją pirmoji vietoj. Beržo degutas skrandį žarnyną iškart tvarko, momentaliai tvarko. Jis žudo mėsinės bakterijas. Jis žudo tas bakterijas, kurios turi dantis ir jums kandžioja organus. Ir beržo degutas imsis žudyti įvairiausias bakterijas, kur jumise gyveno ir tūnojo dešimtmečiais. Ir tos bakterijos numirs. Ir kūnas įsistums tas bakterijas ir jūs geriau jausitės. Toliau poniabudė, paskutintas poniabudės ekstraktas. Jau šnekėjau, kad poniabudė stipriai gydo, šnekėjau, kad jinai gyvybinga, bet čia jinai vienas ekstraktas jos yra. Taip, kad žmonės, kas paims super rinkinukus ir padovanos artimiesiems, kas prasivalys patys tokiom vaistažolėm, pajus tikrą vaistažolių jėgą, juk šitos vaistažolės surinktos mūsų rankom, viskas užgaminta su geriausiom energijom. Aš žinau, kuom aš užsiimu, aš žinau, kad aš turiu galingiausias vaistažolės savo rinkiniuose. Ir aš noriu, kad žmonės susipažintų su vaistažolių jėga, su komplektų jėga. Ir šitie komplektukai eis su gerom nuolaidom ant dovanų. Taip, kad legrip.com ir Gamtos gerybė shop galite įsigyti šitų fainų rinkinukų, dovanot artimiesiems, dovanot giminaičiam. Ir būti laimingiems, jūs dovanosit sveikatą žmonės, už jokius pinigus, kur nenusiperka. O jūs galite įsigyti ir dovanot kitam. Taip, kad svarbiausia mūsų dovana ir sveikata, ne pinigai. Kada pas mumi gera sveikata, tada pas mumi šypsena veide. Tada ir yra laimingas rytojus. Pažiūrėkit, milijonieriai, kaip susirga rimtom ligom, jau jiem neįdomus pinigai. Taip, kad saugokit sveikatą, žiūrėkit, kokį vandenį geriat, žiūrėkit, kokį maistą į save dedat. Juk visos ligos nuo maisto ir streso. Būkit sveiki, propaguokit sveikuolišką gyvenimo būdą. Valgykit daug košių, daug vaisių, daug daržovių, gerkit šaltinio vandenį, valykitės vaistažolėm, būkit sveiki.